Sveiki bičiuliai, gegužės 1. Pagaliau galim kažkiek darbuotis lauke, prie bičių. Šiandien darbuojuosi namie, nes yra reikaliukų. Šiek tiek vėluojam, kadangi kovo 8-9 buvo išleistas motinėlės, o šiandien gegužės 1. Bandysim ant vieno korio užizoliuoti porą motinėlių, tam, kad pasidaryti ateityje gerą nuerkinimą ir sudalyvauti medūnešyje. Jeigu orai pasitaisys, kaip matot, va ten viskas jau geltonuoja, pilnumoji rapsas. Da ne pilnumoji žydi, bet va geltona. Gražu. Tiek, kad eilinį kartą prognozuotojai pjauna grybą. Šiandien prognozavo +9 geriausiu atveju vėją ir vos ne sniegą. Tai kol kas pavėsėje 12, ant saulutės koks 14-15, vėjuko nėra, galima darbuotis. Čia va yra paruošta šeima motinėlėm, šiandien bandysim uždėti pirmuosius vikšrelius, gal kažkas pavyks. O štai ten dvi paskutinės šeimos. Bandysim pagauti motinėlės ir užziliuoti ant korio, kur daugiausiai perų, tam, kad jos gerai sudalyvautų medūnešyje, jau magazinai yra uždėta, bet dėsim ir daugiau, bei susitvarkyti su erkėm, tikriausiai biologiniu būdu. Esam pasiruošę ant magazininio korio traninių plokštelių jau nupintų. Po 8-9 dienų dėsim motinėlę į tą vieno korio izoliatorių, kuriame yra tas koris. Jinai pridės kiaušinėlių į šitą korį. Pasiauginsim tranų ir pasirinksim homogenatą. Tai kol kas tiek. Kai darysiu kažkurios konkrečiau darbus, parodysiu. Kaip ir minėjau, išbandysim štai tokius izoliatorius ant korio. Viena rūšis ir yra kvadratiniai, nežinau, kurie geresni. Vieni sako, kad tie geresni, kiti tie sako geresni. Bus matyti. Pagalvosim, tai yra nepagalvosim, padarysim, pasižiūrėsim, kaip kas čia gaunas. Vakar vakare apie 15-16 valandą įdėjau plokšteles. Šiandien, kaip matot, jau va, galite pasižiūrėti, beveik pilnai nupinta. Gražu žiūrėti. Dirba. Jėga yra, kad ir 8 rūto, bet kaip sakau, šeimos atsigavę, tik reikia gerų orų. Na va, štai turim ir motinėlę ant korio, gal pavyks prizūminti. Op, va štai matot. Ja bandysim užizoliuoti. Pradžiai su baltu izoliatoriumi. Štai daryta, kaip matot, priekyje. Koris dabar bus apverstas, bet čia bus priekis. Ir šitą korį reikia pasistengti įdėti kiek įmanoma į lakos priekį, kad būtų izoliatorius. Ir per vidurį, nes čia yra daug jaunų perų, jaunų kiaušinėlių. Motinėlė, jeigu gerai matosi, pamėginsiu prizūminti, vaikšto viduje. Taip, kad viskas gerai. Sutvarkom, pasižymim ir paliksim. Lygiai tą patį padarysim, ten yra dar viena šeima sekanti. Ta pati, tik su jau kitu tuo raudonu izoliatoriumi. Čia nereikės dabar jokių grotelių nieko. Galės dirbti bitutės kuo puikiausiai nektaro nešime. Bei susitvarkysim su erkėm be jokių cheminių preparatų. Tai kol kas tiek.
pat galbūt dar nepaminėjau, šalia izoliatoriaus reikia pastatyti korį, kuris yra su pačiais šitą. Galbūt dar nepaminėjau, šalia izoliatoriaus reikia pastatyti šviežesnius kiaušinėlius ir perus, tam, kad motinėlė esanti izoliatoriuje būtų maitinama jaunų bitučių. Na kągi, sekančioje šeimoje turėsim jau ir šviežio tranų homogenatą. Kaip matot, prie rūto nupinta apačioj pilnai buvo traniniai ir jis jau ką tik nesenai užakiuotas, nes užvakar dar tik buvo nupinta. Taip kad šiandien jau galėsiu pasiimti drąsiai homogenatą, tik reikia dabar dar susirasti motinėlę, kad užsiizoliuoti. Dirbam toliau. Na ką, bičiuliai, jūs pažiūrėkit, ką daro karniką. Prieš 5 dienas buvo įduota vaškuolė. Šiandien ne tik kad nupinta, bet ir, kaip matot, yra nektaro. Gražu žiūrėti. Tai ieškom toliau motinėlės. Bandysim ją kišti į tą vadinamą kinietišką izoliatorių. Ir žiūrėsim, kas bus už savaitės kitos. Na va, štai ir karnikos gražuolė. Jeigu matot, ant korio vaikšto. Štai. Žalias taškelis. Na ką, bandom ją kišti į izoliatorių ir žiūrėsim, kas gausis po 10-14 dienų. Na, uždėjom dar vieną eksperimentinį izoliatorių. Matot ant korio, priekyje. Šį kartą kažkoks raudonas. Aišku, visi tie izoliatoriai persisiųsti buvo iš Kinijos. Tai nežinau, vieni sako bičiuliai, kad labai pasiteisina, kiti nelabai. Pažiūrėsim, pagalvosim. Dabar šitas, kuris bus įdėtas kažkur per vidurį. Iš šalia įdėta kiek įmanoma šviežių perų, kiaušinėlių netgi. Tam, kad ten kuo daugiau susirinktų jaunų bitelių, kurios puikiai perduos motinėlės feromoną ir kad neatsirastų noro pinti, kaip pasakyti, lopšelių, daugintis. Manau, kad pats laikas dar suspėjom šito reikalų pasirūpinti ir visai neblogai gal dar sudalyvausim ir medūnėse. Aišku, reikia gerų orų. Na ir dar vienas darbelis, kol orai leidžia, nes vėl prognozuoja šiek tiek atšalimą. Nu kaip atšalimą, +8, 9, vėl vėjas, kartais lietus. Bet šeimos verda ir kaip pasakyti, 2 korpusus rūto perų. Dedam nors minimaliai po vieną magaziną, bet dedam per folgo izolio plėvelę. Kaip matot, tarpas paliktas. Apie 2-3 pirštai. Sakykime 2, gal daugiau reikėtų, bet užtenka. Kad lizdas net šaltų ir ant viršaus magazinas. Jeigu kartais negalėčiau atlėkti, staigiai praplėsti, ką reikia, padaryti darbus, tai čia bus kažkoks rezervas, kai jų bitės nebetelpa, jos pačios pradeda lipti į viršų. Čia yra ir nupintų, ir nepintų įvairiai. Lauksim geresnių orų ir medūnešio. Kaip matėt, rapsai jau lyg ir pradeda žydėti, bet kol orų nėra, tai iš to žydėjimo nelabai kas yra. Nu, gal kažkiek žiedadulkių. Tai kol kas tiek. Du korpusai rūto perų. Nu, sakykime, 8 ir 8, tai 12-13. Tai kaip ir minėjau, motinėlė įdėta į izoliatorių. Šitos pusės grinai prieš laką. Tam, kad ten susirinktų jauniausios bitės ir kuo geriau paskleistų feromoną. Na, o ant viršaus dedam dar vieną tą korpusą. Išeidinės bitelės. Ant viršaus dar vieną magaziną. Ir žiūrėsim, kas čia gausis. Na ką, pasidžiaugiam orais, kaip matot, viskas. Šiandien jau saulė baigės, rytoj pranašauja lietų. Ir kitą savaitę vėl atvėsimas. Na, tikėkime, kažkada viskas pasitaisys. Klevai baigia žydėti, jau su lapais. Ir kitų augalų, pienių, rapsų. Pagyvensim, pamatysim. Na va, štai ir turim pirmą šiemet
apilarnylą, dar kitaip vadinamą tranų homogenatą. Pasitikrinsim, ar nėra daug erkių, ar ir šis jų yra, kažin klausimas. Bei padarysim pirmą partiją skanaus, labai naudingo gėrimuko. Reikia stiprinti savo imunitetą. Na ką, peržiūrėjus šitą plotelį, kažkur apie, sakykime, pusantro, gal maks 2000, nebus 2000, 1500 traninių perų. Aišku, nuodugniai neperžiūrėjau, bet radau gal tik 1 ar 2 erkius. Tai sakau, visai neblogas rezultatas. Nes kaip pernai dariau kažką panašaus, tai netgi ne ant traninių, ant paprastų perų rudenį, jau ten rugsėjo galas buvo, tai tiesiog prapjovus rupodavo erkės. O dabar, jeigu ant traninių tik 1 kitą ten radau, sakykim, 1, 2 tikrai, tai labai normalus rezultatas. Na štai, ir išspaudėm pirmąjį šių metų apilarnylą. Kaip iš vieno korio, sakykime, iš vienos šeimos, bet dar buvo keletą vietų, visai nenormaliai. Tik 250 ml. Dabar 1:1 sumaišysim su medum ir turėsim skanaus bei sveiko gėrimuko. O štai kas liko iš tų traninių perų. Vaškas ir dar kažkiek atliekų, kurios bus greitai išlydytos. Skanaus!